Mano vardas yra Irena ir aš esu iš Kauno. Atvykau į šią stovyklą turėdama trumparegystę, turiu minusą, -275 ir iš tikrųjų tai patikėjau stebuklu, kad gali tiesiog išvažiuojant iš dvaro iš karto tas regėjimas ir atsirasti, ar ne? Tai net jau ir tokius labai silpnus sakinius, bet galvoju ir su jais tikrai nevairuosiu. Tai aišku, po visų 7 dienų mano regėjimas yra žymiai geresnis. Tikrai nėra taip, kad jisai dabar yra visiškai nulis ir aš absoliučiai čia kaip erelis matau. Bet kas labai yra svarbu, tai kad per šitas dienas mes įpratome gyventi be akinių ir atėjo suvokimas, kuris yra, manau, pats pagrindinis dalykas, kad be akinių yra patogu gyventi. Ir tikrai galima, ir mes matome ir smulkiausias detalės, tiesiog galbūt reikia daugiau laiko. Tai aš sakyčiau, kad svarbiausias yra dalykas pasikeitimas galvoje pačioje. Kitas labai svarbus yra momentas tai, kad buvo parodyti ir pratimai, ir visa rutina, kurią mes galime elementariai implementuoti į savo gyvenimo discipliną ir rutiną. Ir kaip visą tai pakeisti. O 7 dienos jos yra pakankamas laikas dienų, kad tai pataptų jau tokiu labai savo dalyku. Stovykla iš esmės man labai patiko su viskuo, su maistu, su žmonėmis, su žygiais, su labai daug pokalbių, su labai didžiom transformacijom, su maudynėmis kiekvieną rytą. Tai iš esmės visa pati programa yra labai plati, jinai yra taip sudėliota, kad žmogus galėtų absoliučiai atsiplėšti nuo savo kasdienybės ir rutinos ir truputėlį kitokį gyvenimą pagyventi ir suvokti, kad galima ir taip gyventi. Tai tikrai stovykla yra tas momentas, į kurį aš labai rekomenduoju atvažiuoti, pasižiūrėti, pasibandyti ir pasiieškoti tiesiog alternatyvų gyvenime, o ne vien tik tai žiūrėti vienu keliu. Žmogus, kuris svarsto, ar ne, ar važiuoti, ar nevažiuoti, ar, sakykime, vaikščioti su akiniais, ar be akinių. Jeigu jau kilo apskritai mintis, kad aš noriu būti be akinių, tai jau yra pirmas žingsnis į kelią, ar ne? Ir tai yra labai didelis žingsnis. Tai principe aš visą laiką siūlau, pasižiūrėkite truputėlį plačiau ir pasiieškokite alternatyvų. Jų tikrai yra labai daug, ar ne? Viena iš alternatyvų yra stovykla, kita alternatyva galbūt vaikščioti namuose be akinių, trečia alternatyva galbūt kažkaip sveikiau maitintis, tai irgi galbūt sportuoti pradėti. Visi šitie dalykai, jie padeda regai. Tai, ta prasme, tų kelių yra tikrai ne vienas. Aš tiesiog visą laiką linkiu žiūrėti ne vienu siauru keliu, bet truputėlį labiau atsiverti, ypatingai mums trumparegiams, tai yra svarbu, plačiau atsiverti ir pamatyti daugiau kelių.